esu Laima ir mano vyras Petras. Esu Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro darbuotoja. Į mano darbo specifiką įeina ir sužadėtinių ruošimas, kurių per eilę metų jau skaičiuoju galbūt net ir 60 porų paruošta. Po Kalėdų būna, nes Kalėdos toks labai gražus laikas pasipiršimui gaunasi, taip jau poros nori. Ir pastebėta, kad Švento Valentino diena irgi turi tam akcentą. Kai pora nutarė susituokti, ji ir negyvena iki santuokos, nebando vienas kito, o tuokiasi. Nes Šventas Valentinas būtent ir akcentavimas yra tai iš tos dienos Švento Valentino, kad jis tuokdavo poras. Tai reiškia, kad iki santuokos bažnyčioje gyventi kaip ir nedera, yra nuodėmė ir manau tai yra vertybė. Mūsų draugystė truko 15 mėnesių ir tikrai pakankamai buvo laiko atpažinti vienas kitą ir manau mes nesuklydom. Mes susipažinom dar tokio atgimimo sąjūdžio laikais ir tikrai Valentino diena atėjo daug vėliau į Lietuvą. Vien tik tai, kad jau vadinasi Švento Valentino diena, kurio istorija yra tokia, kad jisai slapta tuokdavo poras. Tuo metu, kai negalima buvo tuokti imperatoriaus įsakymo, jau vien tai sako, kad santuoka bažnyčiai yra labai svarbu. Ir ši diena, tai galbūt daugiau jaunimo, tokia, nes jeigu tuokdavo Šventas Valentinas jaunas poras, tai taip kažkaip Lietuvoje pas mus nusistovėjo, kad ją daugiau ir švenčia jaunos poros. Žinau ne vieną porą, kai vyksta pasipiršimas, susižada poros. Ir mes dabar jau laukiam Švento Valentino dienos ir galvom, kad pas mus ateis daugiau ruoštis santuokos sakramentui porų. Tai anksčiau sako, tai kai suplyšdavo daiktas ar sulūždavo, tai mes jį taisydavom, adydavom, klijuodavom. O dabar labai pastebimas dalykas vartotojiškumas. Taip, tas vartotojiškumas, daiktiškumas persikėlė į žmonių santykius. Va čia yra labai šio laikmečio didelė problema. Pirmiausia, į antrą pusę gal žiūrėti ne kaip į daiktą, o kaip į žmogų. Ir dar labai svarbu, kad jau dabar aš manau mažiau tai būna taip, kad anksčiau dar būdavo prieš kiek tai metų Valentino diena labai negražiai buvo akcentuota į erotizuota buvo. Dabar, manau, keičiasi šitas dalykas, labai smagu. Tai pirmiausia, aš linkėčiau, kad šioje dienoje žmonės pažvelgtų viens į kito sielą. Už ką aš tave branginu, už ką aš tau galiu padėkoti. Tiesiog pasidžiaugti vienas kitu, daugiau įnešti dvasinių spalvų.